Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla vykdo projektą Kultūrų susipažinimas, kurio pagrindinis tikslas – bendravimas su kita kalba kalbančių mokyklų bendraamžiais. Alsėdžiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Šalom Aleichemo gimnazija. Pagal sutartį mokiniams turės būti vykdomos istorijos pamokos, paremtos gyvais liudijimais apie žydų istoriją, abiejų šalių kultūrą bei tradicijas. Spalio 10 dieną Alsėdžiuose lankėsi svečiai iš Vilniaus – Šalom Aleichemo gimnazijos atstovai. Apie projektą pasakojo Alsėdžių vidurinės mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Gramalienė. Mums labai smagu, kad mes galėjome padaryti, mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Šalom Aleichemo gimnazija ir pradėjome mes tokį savo gražų bendradarbiavimo momentą ir šiandien sulaukime mes jau jų svečiuose ir mūsų projektas vadinasi Kultūrų atradimai. Kadangi žydų ir lietuvių tie santykiai visais laikais buvo vienokie ar kitokie, o Žemaitijoje, kaip žinia, žydų gyveno labai daug ir mes tos istorijos negalime nei paneigti, nei pakartoti. Tačiau mes tą istoriją turime žinoti. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien mes turime ne tik tai svečių iš Vilniaus šios gimnazijos, mes taip pat turime vieną seniausių Plungės rajone gyvenančių žydų tautybės, tautodailininką netgi, kurį rašytojas Kanovičius yra pavadinęs žemaitiškiausių žydų ir žydiškiausių žemaičių. Tai yra Jakobas Bunka. Taip pat mes turime Alsėdžiuose gyvenančią buvusią mokytoją, kuriai prieš 2 metus Plungėje vykusio Flezrerio muzikos festivalio metu plungiškis menininkas Petras Višniauskas ir perkusininkas Arkadijus Gotismanas buvo parengę kūrinį ir jį atliko Plungėje. Tai buvo Plungės mergaitės istorija pavadinta. Aš kalbu apie visiems gerai pažįstamą mokytoją Vandą Balandienę. Ir žinoma, dabar noriu pakviesti svečius iš Vilniaus Šalom Aleichemo gimnazijos. Taigi sutikime visą būrį mūsų svečių, kurie jau pasiruošę. Sveikinimo žodį tarė ir atvykusiems dėkoju Alsėdžių vidurinės mokyklos direktorius Leonas Mockūnas. Mes labai senai gyvenam ant šitos žemės kartu ir ko gero labai senai valgom tos pačius rudens obuolius. Noriu, kad mes nuo šito susitikimo būtumėm va tokia krūva obuolių ir užaugusių toj pačioj žemėje ir tikiuosi, kad ir toliau gražiai puošiančių savo gimtinę, nešančių vaisius, gerus, gražius savo darbo vaisius. Noriu Jums palinkėti sėkmės ir ačiū, kad atvažiavote. Šalom Aleichemo gimnazijos direktorius Miša Jakobas pristatė atvežtą alsėdiškiams parodyti meninę programą, literatūrinę kompoziciją, pasakojančią skaudžią žydų praeities istoriją. Svečių iš Vilniaus rengta lyrinė kompozicija prikaustė visus žvilgsnius ir privertė suklusti. Ir supraskit mano širdį ir mano sielą. Aš esu čia ne tam, kad skaičiuočiau aukas ir žudikus. Aš esu čia šiandien ne tam, kad išliečiau savo pyktį ar pagirčiau. Mes esame šiandien čia tam, kad mes visi turim teisę gyventi po vienu stogu. Pavieniai vokiečių kareiviai netoli miesto pasirodė apie 10 valandą. Birželio 24 į miestą įžengė vokiečių daliniai. Paskui juos važiavo kulkosvaidžiais ginkluoti motociklai, o po to keletą dienų ir naktų, be perstojo, tartum plieno lavina, per miestą dundėjo vokiečių armija. Kasdien žydai patirdavo vis daugiau žiaurių pamokų, įtikinamai rodančių, kad vokiečių užgrobtose teritorijose žydai netokie žmonės kaip kiti. Buvo nustatytos pirkimo valandos žydams. Pirkti prekes jie galėjo 2 valandas per dieną, nuo 16 iki 18 valandos.
kada prekių parduotuvėse nebebuvo. Liepos 4 Vilniaus karo komendanto įsakymu visi žydai, neatsižvelgiant į jų amžių, turi ant krūtinės ir nugaros nešioti geltonus lopus. Žydams buvo uždrausta gydytis pas gydytojus nežydus ir bendrose ligoninėse. Dar vienas specialus įsakymas draudė žydams sveikintis su nežydais. Rugsėjo 4 prasidėjo visų Vilniaus žydų perkraustymas į getą. Per 24 valandas į siauras senamiesčio gatveles buvo suvaryta apie 40 000 žmonių. Vilniaus getas tarp kitų garsėja ypač griežta tvarka ir prižiūrėtojų žiaurumu. Šią neįprastą istorijos pamoką pratęsė Alsėdiškė buvusi mokytoja Vanda Balandienė, kuri pasidalijo prisiminimais apie tai, kaip Alsėdžiuose buvo slapstomi žydai. Iki karo Alsėdžiuose gyveno apie 130 žydų tautybės žmonių, maždaug 47 šeimos, kaip man iš Izraelio archyvo atsiuntė, tai yra 47, ten vienu žodžiu, šeimos, o jų žinom, tikrai ką buvo gausus ir 5 ir 6 vaikai šeimoje. Ir jie labai gerai sugyveno ir draugavo. Ir nepaprastai buvo 2 smuikininkai, kurie šokiuose grodavo, kaip sakoma, liaudės muzika ir ta muzika. Ir visi kartu draugiškai gyveno ir niekas nieko Alsėdiškėje negalėjo pasakyti blogo. Iki tų 41 metų, kada prasidėjo tas baisumas, vieną vakarą 42 metų vakarą į namus pasibeldė. Vakare mes kaime čia 3 kilometrai gyvenom, 3 moterys, žydės, jūsų direktorius labai gerai pažįsta jas, ir pasiprašė, o mes čia 3 kilometrai gyvenom, pasiprašė prieglaudos ir aišku, tėvas iki tol su jom labai gerai sugyveno ir jos apsigyveno pas mus. Nuo kelio buvo labai gerai matomas kelias Alsėdžiai Žemaičių Kalvarijai. Ir šito moterim buvo paruošta, iškasta po žemi tunelis, kad pasislėpti, išeit, nes nuo kelio kas ateina, buvo labai gerai matoma. Žymiausias mūsų krašto žydas, tautodailininkas Jakovas Bunka, atsidėkodamas Šalom Aleichemo gimnazijai, jos direktoriui padovanojo knygą Plungės istorija. Tuo ir pasibaigė pirmasis projekto Kultūrų susipažinimas susitikimas. Sustoja į vieną draugišką eilę, išmintingieji Elgetos, darbštūs siuvėjai, turtingi mecenatai ir namudininkai, pasaulio išganytojai, svajojantis apie nepasiekiamą lygybę, neįgyvendinamą laisvę ir mitinę brolybę. Aplink šykščią Lietuvos saulę sukosi žydų miestelį su nepakartojamais savo gyventojais, nagingais krosnininkais ir alavuotojais, tikybos mokytojais ir šventvagiais, savamoksliais filosofais ir melancholiškais pamišėliais. Žvaigždėtą naktį tyloje gali išgirsti pažįstamus balsus. Tai aukštybėse su mumis ir vieni su kitais kalbasi senelė Roka su seneliu Dovu.
namų savininkas Efraimas Kepleris su kepėju Chaimu Geršonu, daktaras Icchakas Blumenfeldas ir Eliseiras. Taip šnekasi šimtai su šimtais nužudytų, tūkstančiai su tūkstančiais sušaudytų. Vienas nušluotas žydų miestelis su kitu miesteliu. Per savo netrumpą gyvenimą lankiausi daugelyje pasaulio miestų. Niujorke ir Paryžiuje, Londone ir Toronte, Pragoje ir Varšuvoje. Bet nei vienas iš jų taip ir neatklydo į mano sapnus. Sapnuodavau tik jį, Vilne, Jerušalaim Delyte, gražiausią miestą pasaulyje. Sapnuodavau jo gatveles, siauras kaip virvės, ant kurių amžiais buvo džiovinami žydų skalbiniai. Taip ir neišdžiūvę nuo pralietų ašarų, nuspalvinti nenusakomomis viltimis, kurias sapnuodavo berniukai ir mergaitės, skambiais karališkais vardais. Judita, Rita, Saliamonas ir Dovydas. Lemtingais 41-aisiais visa ši planeta spaudžiama triumfuojančios neapykantos ir nebaudžiamos prievartos progo. Ir jos skeveldros išsilakstė po visą pasaulį. Kad ir kaip stengsies, kad ir ką darysi, tų skeveldrų jau niekad nepavyks surinkti. Kad prasidėjo karas, Vilniuje pasklido birželio 22 rytą. Pavieniai vokiečių kareiviai netoli miesto pasirodė apie 10 valandą. Birželio 24 į miestą įžengė vokiečių daliniai. Paskui juos važiavo kulkosvaidžiais ginkluoti motociklai, o po to keletą dienų ir naktų be perstojo, tartum plieno lavina. Per miestą dundėjo vokiečių armija. Kasdien žydai patirdavo vis daugiau žiaurių pamokų, įtikinamai rodančių, kad vokiečių užgrobtose teritorijose žydai netokie žmonės kaip kiti. Buvo nustatytos pirkimo valandos žydams. Pirkti prekes jie galėjo 2 valandas per dieną, nuo 16 iki 18 valandos, kada prekių parduotuvėse nebebuvo. Liepos 4 Vilniaus karo komendanto įsakymu visi žydai, neatsižvelgiant į jų amžių, turi ant krūtinės ir nugaros nešioti geltonus lokus. Žydams buvo uždrausta gydytis pas gydytojus nežydus ir bendrose ligoninėse. Dar vienas specialus įsakymas draudė žydams sveikintis su nežydais. Rugsėjo 4 prasidėjo visų Vilniaus žydų perkraustymas į getą. Per 24 valandas į siauras senamiesčio gatveles buvo suvaryta apie 40 000 žmonių. Vilniaus getas tarp kitų garsėja ypač griežta
tvarka ir prižiūrėtojų žiaurumu. Aš esu Abromas Lipmanas, vargšas, daugiavaikis siuvėjas iš Kalvarijų gatvės. Mano pirštuose adatos dūrių kaip smilčių jūroje. Prieš karą, palengva apkabinęs Talesą, eidavau į sinagogą. Kiekvieną penktadienį mūsų šeima susėsdavo prie stalo ir taikiai uždegdavome šabato žvakes. Mes gyvenome tyliai ir ramiai, bei rūpinomės savo vaikų ateitimi. Aš su savo žmona ir 7 vaikais pirmieji patekome į getą. Nuo pat pirmųjų dienų prasidėjo valymai ir akcijos. Žmonės buvo žudomi be jokio gailesčio. Penktadienį žydai darbininkai, grįždami iš miško ruošos darbų, atsivežė produktų, gautų kaimuose, iš valstiečių mainais už drabužius. Stotyje jie buvo sulaikyti ir iškrėsti. Maisto atsargos iš jų atimtos, tačiau patys darbininkai paleisti. Gestapas, sužinojęs apie atsitikimą, pareikalavo iš geto vadovų už įvykdytą nusikaltimą sušaudyti 100 žmonių. Geto vadovai prašė gestapininkus sušvelninti bausmę ir po ilgų derybų buvo sutarta sušaudyti 10 moterų, nors su nutikimu stotyje visiškai nesusijusių. Tarp jų patekau ir aš. Mus nužudė Paneriuose. Aš dirbau Kenoje, kasėme durpes,